Autoritetas, valdžia, lyderystė, vienu žodžiu vadovas, tai nėra dominavimas, tai nėra apie titulą, tai nėra apie kontrolę, ar ten vienu žodžiu kažkokią tai galią. Jo? Tvarka neatsiranda iš kontrolės, tvarka jau egzistuoja natūraliai. Visata turi savo tvarką, gamta turi savo tvarką, jo? Ir tikra lyderystė yra gebėjimas priimti šią tvarką be iškraipimų ir išlaikyti ją veiksme, fizinėje formoje. Jo? Taigi tu nesukuri harmonijos. Tu su jie susiderini, harmonija jau egzistuoja. Ir iki šiol mes vertinom pareigas, vertinom titulus, vertinom, kas surinkė daugiau informacijos, tačiau nevertinom tai, kad žmogus gali būti jo spaudime ir nesusifragmentuoti, nepasimesti, jo, nepavydėti ir taip toliau. Taigi vėl, iki šiol vertiname pareigas ir titulus. Ir ateitis vertins gebėjimą išlaikyti tavo talpą, emocinę talpą, jo, intelekto talpą. Jo, ar tu galvoji, kad tu viską žinai jau ir daugiau nieko nėra sužinoti, ar ta talpa didėja ir tu supranti, kad viską, ką žinai, tu gali klausinėti, ar tai tikrai. Jo? Ir vėl tai nėra apie garsiausią balsą, ne aukščiausią poziciją, autoritetas, lyderystė. Tai yra tas žmogus, kuris gali išlaikyti daugiausiai tiesos, jos nesulenkdamas, nepasimesdamas, neišsigąsdamas tiesos. Tai ir yra autoritetas. Kaip sakoma, tada tu būsi žmogumi sūnau. Richardo Kiplingo, jeigu eilėraštį perskaitysit, va čia yra autoritetas. Myliu